1984 metais rugsėjo mėnesį buvo atidaryta Kalvarijoje muzikos mokykla ir pirma priėmimo metu buvo priimta 55 mokiniai ir tais metais pradėjo darbą 6 mokytojai. Kada jauni specialistai, tai jie pilni entuziazmo ir iš nieko gali padaryti kažką. Daug metų buvo šnekos, kad reikia Kalvarijos miesteliui muzikos mokyklos, nes yra daug vaikų, daug talentingų mokinių, kurie norėtų mokytis, reiškia, muzikuoti, ir tai būtų parama visam miesteliui kultūrai. Nes tuo metu tikrai buvo labai aktyvi kultūra, ir ten choras veikė kultūros namuose, ir pučiamųjų orkestras, ir šokių kolektyvai, ir, žodžiu, parama visai kultūrai. Diena visiems. Su Rita Kuleševičiūtė, dabar Jakevičienė. 89 pradėjau dirbti muzikos mokykloje. Iki 94 muzikos mokyklos direktorė. Ir šiuo metu jau dirbu pagrindinėje mokykloje. Tai man buvo vienintelis, turbūt, pirma ir paskutinė darbovietė muzikos mokykloje, kadangi toliau jau dirbau vidurinėse pagrindinėse mokyklose. Noriu pasveikinti su praėjusiu jubiliejumi, palinkėti visiems dar daug kūrybinių ir kūrybos metų, kad ilgai mokykla gyvuotų ir sulauktų dar ne vieno tokio ar didesnio jubiliejaus, aišku. Labai norėtųsi, kad mokykla nuolatos gražėtų, turėtų mokinių, kūrybingų mokinių, kuriuos ugdytų, aišku, ne mažiau geri ir kūrybingi mokytojai. Esu Kristina Gentautaitė, muzikos mokykloje mokiausi nuo 1994–5 metų iki 2000. Mokiausi muzikos klasėje pas mokytoją Iloną Masionytę Mockevičienę. Noriu padėkoti visiems muzikos mokyklos mokytojams, visam kolektyvui už begalinę kantrybę su manim, už nuostabias pamokas. Ypač ačiū mano smuiko mokytojai už nuostabų humoro jausmą, už be galo šaunias pamokas ir už tai, kad išmokė perduoti muziką kitiems. Sveikinu muzikos mokyklą su nuostabiu gimtadieniu. Taip? Linkėjimai iš Olandijos. Iki.
muzikos mokytoja, pradėjau nuo įkūrimo. Praktiškai mokyklą kūrėm kartu, nebuvo atskiro darbo, buvo viskas kartu. Taip kaip mes kartu jau esam beveik 40 metų, taip ir mūsų visa veikla buvo kartu. Buvo kartu ruošiami koncertai, kartu kuriama mokykla, mes kartu mokėmės ir šiai dieną irgi kartu dirbame. Jeigu būtų įdomu kažkam tai sužinoti, ką mes veikėm pradžioj, tai veikėm viską. Buvom ten, nežinau kuo. Galbūt būtų lengviau pasakyti, kuo nebuvom. Nes darbo buvo tikrai visokio ir įvairaus. Entuziazmas buvo toks, kad mes neturėjom net kėdžių, bet pamokos vyko. Vyko pamokos. Per pamoką būdavo šalta. Mokytojai kiti su pirštinėm būdavo. Viena mokytoja atvažiuodavo, tai jos pirštinių galai buvo praardyti, nes pamokose buvo šalta. Išbėgdavom iš klasės, pakura buvo kitoj pusėj, pakurdavom ir vėl į klasę pamokas vedėm. Muzika tai garsų menas. Tai ir akmuo į akmenį, tai ir lėkštė į stalą. O vėliau ir natos atsigulė ant penklinės. Ir tai šaunu, tai gražu. Šaunu, kad yra mokytojų, kurie žino muzikos meną ir kurie gali perteikti tai kitiems. Mano vardas Audrius, pavardė Pazniokas. Sveikinu Kalvarijos muzikos mokyklos bendruomenę, mokytojus, direktorių, mokinius ir linkiu kūrybinės sėkmės, mokytojams ištvermės, kad mokintų mokinius pačiais naujausiais, pačiais geriausiais metodais. Mokiniams linkiu žingeidumo, direktoriui daryti pažangą kūrimo sistemoje, kad būtų kuo lengviau ir mokytojams, ir mokiniams. Ir linkiu puikiai integruotis į visuomenę, kad būtų kuo daugiau koncertų, kad būtų kuo daugiau meno ir kad būtų kuo daugiau šypsenų.
Dar norėčiau perduoti linkėjimus savo buvusiem kolegom. Visus prisimenu, visiems linkiu tolimesnės sėkmės. Visiems.